Neseniai Seime įvyko konferencija Tėvynės istorijos sklaida, teko dalyvauti toj konferencijai. Ji man padarė gerą įspūdį, todėl kad buvo iškelta daug labai aktualių ir skaudžių problemų. Ir, sakyčiau, viena iš temų, kurios man patiko, yra Richardo Garuolio pasisakymas apie problemą ekskursijų vadovų, gidų problemą. Žodžiu, aš čia nesu didelis žinovas šitų dalykų, bet kažkada dar sovietų laikais ir ne tik sovietų, ir atgimimo laikais jau, žodžiu, leidau turistinę kraštotyrinę literatūrą minties leidykloje. Tai man ypač rūpėjo ten miestai, rajonai, paminklai, architektūros, istorijos, gamtos paminklai. Visa tai yra išleista ir užfiksuota knygose ir man atrodo, kad ta turistinė literatūra, čia susijęs su ekskursavimu, žmogus vykdamas į kokią nors ekskursiją, jis paprastai pasiskaito. Kitas dalykas labai svarbu, ekskursijos vadovas arba gidas, kuris pasakos apie tą ar kitą objektą, tą ar kitą šalį. Tai va, gerbiamas Richardai, jūs atrodo gerai žinot situaciją, kaip čia kas vyksta. Man yra tekę girdėti, žodžiu, kad žmonės sako, ypač Vilniuje, pavyzdžiui, sako, jūs pasiklausykit, ką kalba Lenkų gidai apie Vilnių, apie kai kuriuos Vilniaus objektus. Jūs irgi savo pranešime irgi užsiminė ten apie Trakų tą faktą kažkokį, kad ten žmonės buvo klaidinami, kad Trakų pilį pastatė Lenkai. Turbūt turit ir kitokių pavyzdžių. Tai va, prašyčiau tiesiog pakartoti tai, ką jūs įdomiai pasakojat toj konferencijoje. Šiaip aš kaip gidų ir kelionių vadovų profesinės sąjungos pirmininkas, tai bendrauju su daugeliu gidų. Šiaip aš pats dirbu ispanų, anglų, rusų kalbom. Tai praktiškai čia yra visa Europa išskyrus Prancūzija, Italija, Vokietija, nes anglų, ispanų yra tokios tarptautinės kalbos. Tai aš iš savo galiu kažkiek patirties sakyti ir ką su kolegom pasišnekam. O šiaip pagrindinė problema yra ta, kad Lietuvoje dirba ne Lietuvos gidai. Lietuvos gidai yra labai aukšto lygio, nes visi turi turėti aukštą išsilavinimą. Turi baigti specialius valstybės nustatytus gidų kursus, kurie trunka pusę metų, ir išlaikyti egzaminą istorijos ir pravesti mokomąją ekskursiją kaip egzaminą, kaip įskaitą. Dabar prieš 2 tiksliau metus Lietuvai priėmusi laisvos paslaugų, ES laisvo judėjimo paslaugų direktyvą, mūsų turizmo departamentas labai laisvai duoda leidimus užsienio gidams dirbti Lietuvai laikinai. Jam užtenka tik tai parodyti, kad 2 metus jisai yra dirbęs savo šalį kaip gidas ir praktiškai jisai gali laikinai metams. Po metų vėl laikinai dar pratęsti ir taip gali dirbti metų metais. Ir kas labai įdomu, kad jeigu jisai, tas užsienio gidas, nutarė pastoviai dirbti, tai tada jis turi arba išlaikyti Lietuvos egzaminą kaip Lietuvos gidai, arba turi dirbti 2 ar 3 metus su vietiniu gidu. Žodžiu, vietinis gidas jį pataiso. Ir tada jis taip mokosi. Bet tai tokia yra situacija, padarė taip, kad, tarkim, dabar Latvijos, Estijos gidai važiuoja, dirba, aiškina apie Lietuvą, nieko nežinodami apie tą šalį, apie kurią aiškina turistams. Nes Latvijos gidais gali dirbti bet kas, koks studentas ar šiaip bet kas. Su Lenkija minėta padėtis truputį kitokia. Lenkai pas save irgi vedė griežtas taisyklės. Ta prasme, jeigu Suvalko gidas gali dirbti Suvalko apskritį, tai jeigu jis nori dirbti Krokuvą, jis turi išlaikyti Krokuvos gido egzaminus. Jie yra skirtingi. Tai Lenkijos gidai yra gana gerai paruošti, tik tai aišku pagrindinė problema, kad jų požiūris yra grinai iš Lenkijos istoriografijos pozicijų. Ir negalima netgi jų ir kaltinti, nes jie tiesiog tokios informacijos neturi.
Pavyzdžiui, apie šią dieną jie sprendžia daugiausiai iš lenkiškai parašytos žiniasklaidos Lietuvoje, kur yra Tomaševskio dvasia parašyta, kur visiškai kitaip aiškina padėtį, negu kaip yra iš tikrųjų. O istoriografinė, nu, tai čia irgi mūsų lietuviai neverčia nei į anglų, nei į lenkų kalbą, lietuvių istorikų darbus ir sukuria problemas. Ir tada, aišku, aš kaip minėjau, ten būna atvažiuoja turistai į Trakus ir pasakoja apie Trakų pilį ir staiga klausia, tai sako, kaip čia jūs norit pasakyti, kad lietuviai Trakų pilį pastatė? Tu sakau, tai o kas daugiau? Nu, sako, turistas, gidas iš Lenkijos sakė, kad čia lietuviai, štai Lenkai pastatė. Tai tokių yra begalės tokių dalykų, kur... Tai sakykit, gerai, sakykim, ar kontroliuojami kaip nors Lietuvos jau Respublikos gidai, pavyzdžiui, taip, jūs sakot, pagal lenkišką istoriografiją, Lenkų gidai, jie lyg ir nemeluoja, jie pasakoja taip, kaip Lenkijoje, reiškia, istorija parašyta, sakykime, ar apie Žalgirio mūšį, ar apie Aušros vartus, ar apie dar ką nors, bet ar mums tai priimtina, pavyzdžiui, ir dar kontraklausimas, ar pavyzdžiui, Punske Seinuose gali mūsų gidas atvažiavęs, pavyzdžiui, pasakot taip, kaip, nu, tiesiai sekant, Lenkams nepatiko. Mūsų gidai iš vis ten neturi teisės pasakoti. Nes ten turi laikyti, pavyzdžiui, jeigu Punską nuvažiuoja, turi to Suvalkų apskrities išlaikyti egzaminus ir tada gaus. Ir kur yra problema? Dauguma Lietuvos gidų, kurie dirba lenkų kalba, yra lenkų literatūros mokytojai. Bet jie ateina pas mane į profsąjungą ir sako, blogai, mūsų Lietuvos valdžia mūsų negina. Mes mokam mokesčius Lietuvos valstybei, o čia ateina, važiuoja iš Lenkijos gidai, jie kalba visiškas nesąmonės, aiškina, kad Vilnius nieko bendro su Lietuva neturi ir nieko valstybė nedaro, o iš mūsų atima darbą. Kodėl taip yra? Dėl to, kad turizmo agentūrai apsimoka duoti kelionės vadovų užduotį, kad jis papasakotų apie miestą. Ir jam nereikia papildomai mokėti. Nu, jis sutaupo nedaug, gal ten 100 litų dieną, bet agentūros skaičiuoja, taupo, va taip ir gaunasi. O mūsų, kad ir tie Lenkų gidai, aišku, visokių yra ten, bet aš galiu tik tiek pasakyti, ir turistų įvairių Lenkų būna, nes yra visą laiką maža dalis yra šovinistai. Ir jie pastoviai, tarkim, jiems nepatinka, kad ir toks faktas, kai mūsų Lietuvos gidas, ar ten Lenkas, ar ten lietuvis tautybė, nesvarbu, pasako, kad taip, Vilnius buvo Lenkų tik 20 metų. Nu, čia istorinis faktas. Tai jau nepatinka. Vat aš esu girdėjęs netgi iš vairuotojų, nes lenkų kalba ir lietuvių vairuotojai supranta, čia ne tokia reta, tai sako, tai kaip sako, čia Andžėjau. Tai tu lietuvis ir Lenkas, tas Andžėjaus užsiai va tokie lenkiškai, Lenkas, sako, kad tu, sako, lietuviškai kalbė. Vien už tai, kad pasakė, kad tik 20 metų buvo Vilnius Lenkų sudėti. Tai tie šovinistai spaudžia. Aišku, yra tokių gidų, kur aš ir esu girdėjęs, kur viena Lietuvos gidė atsistojo ir buvo ten skandalas, prisistatė ir paskui pareiškė, aš lietuvių nekenčiu. O, taip nekenčiu. Ten buvo Punsko viena lietuvė, nu, ten aišku, paskui visi ramino, bet aš tik noriu pasakyti, kad visiems dauguma tų Lenkų turistų nėra šovinistai ir jie nori gauti objektyvią informaciją. Ir kai jie papuola, pavyzdžiui, jeigu geras gidas vietinis, kad ir ar tuteišysis būtų, ar ten save Lenkų vadintų, jis papasakoja, kaip yra iš tikrųjų, ir iš tikrųjų situacija yra netokia, kaip žiniasklaida formuoja. Ir čia mūsų užsienio reikalų ministerija labai turėtų toj srity padirbėti visuomeninę nuomonę. Nes tie turistai, jeigu jie atvažiuoja su Lenkų gidais, jeigu jie gauna informaciją, kad Vilnius nieko bendro su Lietuva neturi, kad čia Lenkus skriaudžia, nes kitokios informacijos Lenkijos gidas neturi, nes žiūri informaciją iš Tomaševskio, tik tai žiniasklaidos, tai automatiškai jie grįžę spaudžia savo politikus, ką jis daro, čia skriaudžia mūsų, kaip sakant, tautiečius, nors iš tikrųjų Lietuvai pačios geriausios sąlygos. Tai va. Tai kaip viskas iškreipia. Čia atvažiuoja apie 150 kartus net į metus 200 tūkstančių Lenkų turistų. Čia būtų galima daryti didelę įtaką. Kažkai. Tai vat, jeigu parašo straipsnį, nu sakykime, ir Tomaševskis arba pareiškimą kokį padaro, kad mes Vilniaus kraštą okupavom, o ne Lenkai, kyla didesnis ar mažesnis triukšmas, skandalas. O kada pastojo, tu sakot, kiek 100 tūkstančių per metus, pavyzdžiui, tai va tokia įtaka, tai
jeigu mes praleidžiam pro ausis, tai tie ekskursijų dalyviai šitą nepraleidžia. Nu, yra, pavyzdžiui, yra tikrai, žinau, kad kur objektyviai kalbantis tie gidai, lenkakalbiai, jie irgi jiems dėkoja, nes tie patys Lenkijos turistai atvažiavę, jie dėkoja, nes mums atvėrė akis, nes mes, ką žinojom iš žiniasklaidos, nes netgi prispažįsta Lenkų turistai, mes bijom važiuoti į Lietuvą, nes žiniasklaidai toks suformuotas įvaizdis ir Lietuvoje tiek Lenkų nekenčia, kad išliepia iš autobusų, jie bus atmėtinė akmenim, paskui jie taip nuoširdžiai prisipažįsta. Tai čia tokios problemos su Lenkijos. O su vokiečiais ar yra kokių nors problemų, sakykime, Klaipėdos krašte, juk ten irgi ir daugiau ten turbūt vokiečiai atvažiuoja. Nu, ten yra įvairiai. Kiek aš su vokiečių kalba, su gidais vokiečių kalbos kalbėjau, tai yra daugiausia senukai pensininkai, aišku, yra dalis tie mamelenderiai važiuoja, bet dabar jau ta banga atslūgo, nes jau tiesiog jie išmirė. Bet irgi juos domina, aišku, jie krapštukai, bet tik tiek galiu pasakyti, kad net ten ir vairuotojai man pasako. Kai kalba vokiečių gidas, tai jis kažką paskaito, nu, žodžiu, važiuojam toliau, vėl visi ramiai sėdė autobuse, čia privažiavo, vėl kažką paskaito, nu, lietuviai gydė, tai ten visą laiką ir pasako, ir dainuoja, ir eilėraščius sako, nu, žodžiu, užima, ta prasme, lygis yra kitas, vis vien. Tai mes čia kalbam kol kas apie tuos žmonės, turistus, kurie suinteresuoti yra, žodžiu, vienaip arba kitaip čia, sakykime, turi sentimentų kažkokių, mūsų tautiečiai, pavyzdžiui, iš Amerikos irgi labai važinėja, čia su jais turbūt jokios problemos nėra, bet o taip, pavyzdžiui, tie turistai, kurie tiesiog, jūs tada toj paskaitoj kalbėjot, kad kas vis dėlto užsienietį Lietuvoje domina? Sakot, mes ypatingos gamtos neturim, ką mes turim? Tai šiaip važiuoju tik dėl to, kad Lietuva yra nežinomas kraštas. Tai pasižiūrė, visur Europoje buvom, o čia šitose trijose nebuvo. Ir įvaizdis yra toks nekoks, nes tai buvusi Sovietų Sąjungos dalis, tai reiškia kažkas pilkiau, niuriau, kaip Rumunijoje, dar mūsų, taip sakant, įvaizdis kūriamas, kad tai Rytų Europos šalis, kas iš principo yra neteisinga. Ir aišku, jeigu Rytų Europos šalis, tai kas? Tai yra kainos mažos, nešvaru, maistas pavojinga valgyti gali apsinuodėti, viešbučiuose laksto blakės, prostitutės trinasi visur, narkotiko prekeiviai trinasi, nesaugu. Va toks įvaizdis apie Rytų Europą. Ir kai mūsų įsirašo didžiausias Rytų Europoje druskininkų kurortas ir stebėsi, kad užsieniečiai nevažiuoja, tai teisingai ir daro, nes Rytų Europą, kas ten, į ką lygintis. Stereotipas yra toks. Taigi ir sakau, aš irgi turizmo informacijos centro druskininkų kalbėjau, tai sakau, rusai kodėl važiuoja į druskininkus ilsėtis? Ne dėl to, kad čia Rytų Europos didžiausias spa centras, o dėl to, kad čia jiems vakarai. Tai jie pradeda po truputį suprasti. Tai va, ir jie kai atvažiuoja, tai jie nustemba, nes čia... Jie pakeičia savo... Labai stipriai, aš kiek turėjau turistų visi... Tai yra, Lietuva yra malonaus siurprizo šalis, nes viešbučiai yra labai gero lygio, aš tikrai esu važinėjęs, kur 3 žvaigždutės toj pačioje Ispanijoje ir kur mūsų 3, tai čia nepalyginsi, mūsų... Ten 4 žvaigždučių yra viešbutis, kaip pas mus 3 žvaigždučių. Maistas pigus, kokybiškas, žmonės malonus, tarp kitko, mes lietuviai galvojam, kad yra priešingai, šypsosi, švaru, saugu. Tai įspūdžiai tikrai geri ir jeigu dar papasakoju istoriją, kas jiems yra labai įdomu, nes Lietuva yra, taip sakant, turi labai įdomią istoriją, čia tikrai yra produktas, kurį galima parduoti, pritraukti. Nes mes buvom ir didžiausia valstybė Europoje pagal plotą, tarkim, Kristoforo Kolumbo laikais 15 amžius. Mes buvom ir Rusijos imperijos dalis, ir Sovietų Sąjungos imperijos dalis, ir Sovietų Sąjungos šalis, galų gale, kad mes pirmieji paskelbėm nepriklausomybę ir sugriovėm Tarybų Sąjungą, Sovietų Sąjungą, tai čia nereikia kuklintis, nors Lenkai bando vaizduoti, kad solidarumas tai padarė, tai visiškai irgi neteisingai istoriškai. Tai va, ta istorija jam įdomu, nes daug permainų, čia ir Napoleonas ėjo, ir 2 karai praėjo, ir mes patys darėm įtaką Ukrainai, Baltarusijai, nes buvo mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalis.
3 kartų ėjom į Maskvą Algirdo laikais, tai, tokie dalykai jiems iškart įdomu. Aišku, ten, kadangi senesni žmonės turistai, ten įdomu, kaip čia mes gyvenam, Sovietų sąjunga, be abejonės, ir jeigu geras gidas, tai be abejonės jie grįžę papasako, kokią mes turėjom puikų laiką čia ir visiems giminėm draugam papasako ir tada vėl važiuoja. Jeigu nėra to, automatiškai pasižiūrėti tik tai aplankyti, tikrai mes neturim kažkokios išskirtinės, nei architektūros, nei gamtos, pavyzdžiui, kokį Egiptą nuvažiuoti, tai visi žino piramidės, važiavo arba į ten kokį ten šventyklą egiptiečių, užtenka pamatyti. Mes Kryžiaus kalną turime. Taip, tai irgi įdomus objektas, bet tai aš galiu paminėti, kurie svarbiausia. Bet aš norėčiau paklausti, tai kur vis dėlto ekskursantai daugiausiai? Vilnius, Trakai. Taip. Vilnius, Trakai, Kryžių kalnas. Čia yra patys pagrindiniai objektai turistams iš užsienio. Aišku, yra specifika, Vilniui, pavyzdžiui, kokie įdomiausi, vertingiausi objektai. Neringa irgi, ar ne? Neringa irgi, bet matot, Neringa būna, kad reikia važiuoti, važiuoja. Sudėtinga įvažiuoti? Ne, neįvažiuoti, tiesiog 3 valandas važiavimo vien lengvąją, tai autobusų 5 valandas. Ir, ten pavažiuoja iš esmės, tai jeigu kiek aš su turistais irgi esu važinėjęs po Kuršių neriją, tai masinio, aišku, čia galima, teisingai daro Neringa, tas pležas Neringos yra laikomas geriausias Europoje ir antras pasaulyje, ko lietuviai nelabai reklamuoja. Turime omeny visą Neringą, pležas yra įvertinama pležai, tai kažkur Egipte yra geresnis tik pležas. Čia yra ne mano duomenys, čia yra Lonely Planet, toks yra kelionių vadovas, pati populiariausia knyga keliautojams. Tai jų duomenim tai yra geriausias pležas Europoje. Dėl ko? Švaru, gamtos rezervatas, mažai žmonių, kas yra dabar Europoje labai reta, smėlis švarus, ekologiškai, nei pramonės, nieko, ramu, tylu, gamta, retos rūšis, tai tuo jisai yra geriausias. Bet aišku, buvo ir Brazilai pas mane, atvažiavo iš Copacabana, sako, čia geriausias Europoje, mūsų geresnis. Sako, aišku, ten prašys vanduo šiltesnis, visa kita, čia sakau, kaip vynas yra, tai jeigu ne specialistas neskiria, ar ten 100 metų tas vynas, ar ten 5 metų. Tai sakau, čia jau specialistai nustatė, yra tokie niuansai. Tai tada žiūrėm, nes aišku, vien dėl pležo pas mus šaltas vanduo ir šaltas oras. Mes negalim save pristatinėti kaip pležų šalis ir nereikia, nes Neringoje netrūksta turistų, yra pakankamai, o Palangoje iš esmės yra netgi per daug vasarą. Tai čia kokia gal Latvija galėtų ten. Atstumia iš dalies žmonės. Ne, visokių yra žmonių, rusai, pavyzdžiui, iš Karaliaučiaus, iš Latvijos važiuoja ir jiems tas visai tinka, nes tai yra ir pigiau, ir aukštesnis servisas, nes aš pats buvau Karaliaučiaus rytoj, kur Rusijos dalis, tai ten dar visa infrastruktūra nesutvarkyta, arba ten jeigu stato namus, tai baisus, pavyzdžiui, kokius nors ten medinius, kur tinka ten kokiam Archangelskui, tokios stiliaus šrasko, ten klaikiai atrodo, bet žodžiu, tas Karaliaučius yra toks, slegianti man įspūdį paliko ta rusiška architektūra, kur Maskvos tokie didžiuliai pastatai, dar pseudo bokšteliai, tokie jų grožio supratimas man labai yra keistas, bet tiek to. Bet dabar grįžkim prie istorijos. Tai va, jeigu dėl rusų turistų kalbėti, tai aišku, pirmiausiai jiems klausimas kirba dažniausiai, kurie nenori pasakyti, kaip čia lietuviai žiūri į rusus. Nes jiems įvaizdis, kad čia lietuviai labai irgi nusteikia neigiamai prieš rusus, nors apklausas, aš visai pasakau paskutinės apklausas, nes aišku, pirmoje vietoje Latvija kaip mūsų broliai, antroje vietoje Estai, nors yra daug apie juos anekdotų, pagal populiarumą. Trečia, tai aš jau nebeprisimenu, bet rusai tikrai yra tarp tų, kuriuos žiūri teigiamai. Bet aišku, jeigu žiūrėti valstybę, tai apklausos rodo, kad jeigu toks yra kvailas klausimas, kokia šalis jūsų yra didžiausias priešas, tai Rusija. Tai Lietuvoje, bet tai sakau, žiūrėkit, Rusija lygiai tas pats, Lietuvoje vis laikė penketuką nedraugiškiausių valstybių papuolė. Nors mes neturim problemų su rusakalbės, kaip Latvija, Estija, visi gavo pilietybę. Tai va, tai kaip pasakai, kad taip teigiamai žiūri, jau truputį pradeda, aišku, tada atsipalaiduoja, kitaip. O jie kaip jaučiat atvažiavę tie mus? Rusam kas yra? Priešais laiko. Ne, rusai,
aišku, gali būti, kiti ieško, ten nedaug dievę, ten neaptarnaus, ten rusiškai, nes jaunimas jau kartais ir nebemoka rusiškai aptarnauti. Tai tai tokių būna. Bet šiaip tai yra, jie sako, kaip keista, sako, atvažiuojam kaip į svetimą šalį, kalba, skamba gatvėse visai nesuprantama kalba, bet paklausus, taigi visi rusiškai pradeda atsakyti. Tai sako, toks keistas. Ir tas rusų kalbos mokėjimas ir vilioja juos, nes, aišku, gali vakarus nuvažiuoti, ten rusiškai nelabai susišnekės. O jie dar nelabai moka kalbų. Didelės tautos paprastai nemoka. Čia rusai, ar kiniečiai, ar anglai, amerikiečiai, ar ispanai, gal jaunimas. Prancūzai vokiškai turbūt nelabai. Ne, tai prancūzai ir angliškai nekalba. Tai praktiškai yra dabar jaunimas kažkiek anglų kalba, bet tas jaunimas iki, maksimum iki 30 metų, ten užgulė jau daugiau. O vyresni, nes turistai eina paprastai vyresnio amžiaus, tai tikrai nemoka. Aš dar norėčiau atkreipti dėmesį su baltarusiais. Ir labai įdomi yra problema, nes baltarusai dabar bando atrasti savo identitetą ir ten labai populiarios įvairios pseudo istorijos, į kurias mūsų, tarkim, istorikai nekreipia dėmesio. Gal Tomas Baranauskas kažkiek bando kažkur tais klausimais diskutuoti ar dirbti, bet visiems kitiem, bet aš pažiūrėjau laidas Bumblausko Gudavičiaus, tai kad ten pseudo istorija, kad čia neverta tuščiaušint burnų ir visa kita. Bet baltarusai tai labai žiūri rimtai. Tai, pavyzdžiui, tokia istorija. Aš pats žiūrėjau filmą dokumentinį per Baltarusijos televiziją, rodė, koks mūsų Mindaug yra blogas, žodžiu, valdovas buvo Lietuvos, nes Lietuva tai yra Baltarusija, o mes tikrieji lietuviai esam žemaičiai. Iš kažkaip čia užklydę, pagrobę jų sostinę Vilnių. Mindaugas, pavyzdžiui, priėmė pravoslavybę, o paskui išdavikiškai perbėgo pas kryžiuočius. Toks pseudo istorinis faktas, niekur nepagrįstas, bet jie juo tiki. Jie tiki. Ir pavyzdžiui, tarkim, aš net pats žiūrėjau filmus, rodo, vaikšto baltarusas žurnalistas, istorinio dokumentinio filmo, ten kaip ir tas filmas vyksta, gaila, kad taip pat istorija, taip pasisuko, Vilnius, kitiem dabar priklauso, ne baltarusams, bet, ką darys, atsėd. Gal atsiimsim? Tai va čia aš ką noriu atkreipdėmėsi, kad tai yra po Lukašenkos griūties, kuri neišvengiama, vis neamžinas, vis vien bus demokratija ir tada tos jėgos, kurios galbūt būtų mums draugiškos, jos gali būti nedraugiškos, nes jie įsivaizduos, kad mes okupantai, kaip dabar daugelis Lenkų galvoja, kad mes okupavom Vilniaus kraštą, o ne jie su Želigovskiu, tai Baltarusiai dabar irgi daug galvoja, kad tai čia yra jų sostinė, jų istorija Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir būtų, ir jie jau pratingesni, jie klausia, gerai, sako, duokit kažkokią informaciją iš jūsų pozicijos, bet nėra nei rusų kalba, nei baltarusių, nei ukrainiečių, apie Lietuvos istoriją iš Lietuvos istoriografijos pozicijų. Tai va čia yra liūdnas faktas ir čia turėtų dirbti Užsienio reikalų ministerija to klausimu, kažkiek skirti lėšų tam tokiam istoriniam, diskusiniam kažkokiam portalui ar tiesiog, kad galėtų žmonės pasiskaityti. Tai nebūtų tada, tai būtų tik realus santykių gerinimas tarp abiejų šalių. Ir tas pats su Lenkais reikėtų, nes Lenkų kalba nėra. Dabar Lenkai prastumė savo pozicijas, padaro bendrus kažkokius seminarus, pakviečia kokį Bumblauską, Liekį ar dar kažką, ten apsikeičia nuomonės ir staiga atsiranda, jau Bumblauskas sako, jokios vos ne polonizacijos nebuvo, čia vidaus buvo reikalas lietuvių, sen lietuvių ir jauna lietuvių tarpusavį kovojo, o Lenkai ten iš šalies draugiškai žiūrėjo. Tai čia lygiai tas pats, kai kurie dar komunistiniai tie rusų istoriografija sako, kad jokio vežimo į Sibirą nebuvo, pats lietuviai išsirinko, ten ką išsiuntė, mes svetingai į Sibirą priėmė. Tai čia lygiai tas pats yra. Tai va, o koks Liekis, tai iš vis jau netgi kalba, kad kaip nauja idėja prastuminė, kad Žečpospolita buvo puikiai idėja. Kuris Liekis? Šarūnas. Šarūnas Liekis, kad nacionalinė iš vis valstybė yra blogas dalykas. Geriau būti Lenkijos provincija, negu būti nepriklausoma Lietuva. Gal net jie to, provincijai būtų davę net lietuvių kalbą kalbėti. Koks didelis pasirinkimas. Tai yra tik kitokio lygio. Ką reiškia tie bendravimas? Tai aš noriu pasakyti, kad mes, taip sakant, pralaimim su kova su Lenkų istoriografija. Jie pradeda įvesti savo idėjas į mūsų sąmonę visuomeninę, mes nieko ten neįvedame ir aš net nematau pastangų kažką daryti, linkime.
Ir paskui stebėsi, kodėl tokie santykiai su Lenkija blogi, nes jie nuoširdžiai tiki, kad čia, žodžiu, yra taip, kaip ta istoriografija klaidinga jas informuoja. Žodžiu, Lietuvos istorijos klaida, va, tokiom priemonėm, ekskursiniam priemonėm, jinai iš tikrųjų labai didelę įtaką turi ir mes neišnaudojam tos įtakos ir žodžiu, o galėtumėm labai daug padaryti, ne? Nu taip, pavyzdžiui, tarkim, yra netgi Lenkų gidai ar ten kokie kitų šalių, kurie netgi neturi tų laikinų leidimų. Bet yra problema ta, kad mūsų valdybė kontroliuot turi tų gidų darbą, bet jie niekad nieko nepagauna. Mes gidai kiek kartų skundžiamės, rašom, nes mes matom gatvėse tikrai, kur visi vieni kitus pažįstam, kurie yra tikrai nelegalūs gidai, jie pastoviai dirba, gana daug atima darbo vietų iš gidų, bet savivaldybės jie nieko nepagauna, jie nesugeba pagauti, nors ir baudos yra numatytos ir normalios, nuo 300 iki 1000 litų bauda gidui, kuris nelegaliai dirba, ir nuo 3, man atrodo, 4000 iki 10 000 litų tai agentūrai, kur samdo. Bet jie tiesiog, valdiškai matyti, lyg tai sako stengiasi, bet kad niekaip jie nepagavo, kiek jie gaudė, nei vieno gido. Tai va, tai čia būtų galimas sprendimas. Jeigu būtų galima kažką bent vieną pagauti, nubaus, nuskambėtų, tada, nes gidų nėra daug, tarkim, jeigu sudarytume tinklalapį turizmo departamento, tai rastumėm, kad 4000 gidų. Bet realiai ten yra mirusių sielų, yra jau pensininkų, kurias nedirba, yra gidžių, kurias niekad net nedirbo, gidų kursus baigė, bet pabandė, nepatiko, arba šis net nebandė. Gidai daugiausiai vyrai ar moteris? Moteris daugiausiai, yra 300... Prieš 2 metus aš domėjausi apie 600 yra iš vis dirbančių gidų, čia duomenys pagal gidus dirbančius verslo liudimais. Vilniuje dirba virš 300. Tai va, tai galite įsivaizduoti. Bet tai tarp jų gali būti gidai, kur Tytuvėnuose, pavyzdžiui, dirba, tai ten mažai dirba. Tokių, kad universalūs dirbtų po visą Lietuvą, ne. O šiaip dauguma gidų yra, aišku, moteris, dauguma yra užsienio kalbų mokytojos, kažkiek istorijos mokytojai ir pensininkės. Vat jaunos pensininkės, kur pensija išėjo, nes sezonas yra sunkus, tarkim, vasarą 3-4 mėnesiai ir tu nežinai, kada tau paskambins. Yra grupė tau skambina, tai jeigu tu turi pastovų darbą, tu negali ten paimti ir išeiti, tarkim, taip nenumatyti. O ten būna, pavyzdžiui, turai, tai trunka apie 6-7 dienas, ne 10-12, paprastai turistai važiuoja per 3 Baltijos šalis, arba nuo Talino per Rygą į Vilnių, arba atvirkščiai iš Vilniaus per Rygą į Taliną, jie visus 3 kraštus aplanko. Tai va, dėl to profesionalių gidų, kur dirbtų tik gido darbą, yra nedaug, per trumpas sezonas. Yra Italija, ten gal tik tai vienas sezonas atostogų, praktiškai visą laiką turistų pilna šiltesnis klimatas, pas mus nušaltas dabar, matome, tas oras, nelabai ilgai ten pavaikščios. Tai va. Tai gerai atskleidėt labai opę problemą, man atrodo, labai gerą didelę sritį, kur galima daug skleidžiant Lietuvos istoriją padirbėti. Tai ir ačiū Jums labai už tai. Dar aš gal, jeigu norite, jeigu yra laiko, truputį pasakysiu, klaidas, tarkim, aš pats asmeniškai, aš jau apie kitus nekalbu, aš pats asmeniškai susidūriau su tokiu dalyku, ką reiškia, kai gidas dirba iš kitos šalies ir ne istorijos žino nei nieko. Pavyzdžiui, vienas dirbau su ispanų grupe, prieiname mes prie prezidentūros ir rusakalbė iš Latvijos, kur kelionės yra vadovė ir neturi nieko pasakoti, neįsiterps, taigi pradeda šaukti. Amerikos agentas Adamkus. Paskui, aš ten pasakoju, paaiškinu, kad jis ten Amerikoje dirbęs daug laiko, visą kitą. Pensininkas iš kurorto neišlendantis. Tai sakau, aišku, vyriausias prezidentas Europoje, bet geros sveikatos, atrodo jaunai, daug jauniau, kokie 70 metų jam duotų. Tai jaunas 70 metų. Paskui galiausiai tai pareiškia, kad tai, kai sužinojo, kad vaikų neturi, tai kad jis impotentas. Tai va, tai aš buvau šalia, aš paaiškinau. O tuo metu prezidentas ne jis buvo? Tada Adamkus buvo. Tada aš nuėjau į tą agentūrą, sakau, žiūrėkit, ką jūsų, o ta agentūra turi centrą Latvijai, tiesiog čia filialas. Ir sako taip ir sakau, kaip čia taip. Tos mergaitės taip. Nežinojo, ką net pasakys, įsigando. Paskui, kiek laiko gavo informaciją, tai sako,
Nu, tu čia viskas tvarkoja. Ta Latvijos gidė savo nuomonę pasakė, savo, turistų atsirenka, vat gavo pilną informaciją. Tai taip, jeigu aš būčiau, jeigu aš būnu, aš paaiškinu. Bet jeigu nėra Lietuvo gido, ką jie gaus. Aš dargi pats esu su Latvijais kalbėjęs, tai jos sakė, verčia, mums tiesiog pasako, arba tu važiuoji ir vedi Vilnių, kurio tu nežinai, arba tu nevažiuoji. Nes jie taupo pinigus. Nu tai ką, jie važiuoja 40 minučių apie Vilnių apvažinėjai, neturi ką pasakoti. O aš galiu pasakyti, kadangi aš ir vedu ir Latviją, Rygą ir Taliną, aš galiu pasakyti, Vilnių galima be jokios įtampos 5 valandas gryno laiko papasakoti vieną apie Vilnių be pertraukų. 5 valandas. Latvijoje, pavyzdžiui, jie veda netgi tokį, kaip pas mus Galiūnų turgų, supažindinti su kasdieniniu gyvenimu, nes ten iš ten 3 valandas yra sunku Rygoje. Nu, ten yra nuobodus, nu kaip nenuobodus, irgi architektūra įdomu, bet tai yra vokiškas miestas, kokių yra visoje Vokietijoje pilna, tik tais yra už Vokietijos ribų ir dabar ne vokiškas. Tai, nu, Talinas kažkiek įdomesnis, bet jis dar mažesnis negu Ryga. Tai irgi ten 3 valandos ekskursija yra, nu, gana daug. Pas mus 3 valandos tai yra minimumas, per 2 neįmanoma parodyti, nei papasakoti, nors pešiom vaikštai. Tai sakau, taip normaliai, dar priklausomai kaip vaikšto, reikia 4 valandas. O 5 tai čia be jokios įtampos, galima ir daugiau. Ir nebūtinai, tarkim, Lenkai, tai iš vis jie ima visą vieną Vilnių, Lenkų turistai, nes yra ir Slovackis, yra Domas Mickevičius ir daug kitų veikėjų iš tų bendrų laikų. Ir tai čia jau specifinės grupės. Tai čia vat yra ta problema su užsienio gidais mums dabar skaudžiausia. Ačiū labai.